Su nelabai kokia nuotaika į šios metus įžengė Alytaus statybos trestas. Neatiduota naudoti keli svarbus komunaliniai objektai, nepastatyti net 7 gyvenamieji namai. Praėjusiais metais statybos trestas netliko statybos montavimo darbų už 2 200 000 rublių. Man dirbančiam šiuose pareigose 7 mėnesius nesinorėtų ką nors kaltinti, tačiau pasakyti noriu tai, kad tas gyvenamo ploto neįvedimas jau buvo užprogramuotas kažkuria tai dalimi metų pradžioje. Dėl netolygaus paskirstymo dar didelė objektų sklaida teritorinio atžvilgių, nors lyginant su pereitais metais už Alytaus ribų statybos mažėja 11%, bet vis tik tai dar sieks 21%. Tai gana daug. Miesto valdžia irgi nelabai patenkinta, kad Alytaus trestas stato kitose rajonuose. Ir kaip Jūs manote, čia bus tendencija, kad Jūs daugiau savo jėgą koncentruosit gimtajame mieste? Taip, suprantame miesto valdžią ir tuo labiau, kad toks objektų teritorinis įsidėstymas nenaudingas nei ekonominiu, nei organizaciniu požiūriu pačiam statybos trestui. Ne vieno mano, bet ir viso kolektyvo nuomonė, kad reikia kuo daugiau sutelkti jėgas statyboms Alytaus mieste, ir rajone. Žinoma, ne viską galbūt mes sugebėsim perkelti čia visas jėgas, kadangi mūsų laukia statybos Matuizų silikatinių dirbinių gamykloje, Varėnos rajone, kituose miestuose ir rajonuose, kur nėra tokios sudėtingos statybos, turėtų tą statybų klausimą spręsti vietiniai statybininkai. Šiuos metus pradėjote šiokių tokių tresto reorganizavimų. Galbūt valdybos dabar turės daugiau savarankiškumo, kaip Jūs manote? Taip, valdybos turės daugiau savarankiškumo. Pirmas toks žingsnis tai yra centralizuotos buhalterijos decentralizacija. Jau dabar decentralizuota. Ateityje galvojame irgi, kaip daugiau perduoti gamybinių funkcijų valdyboms. Praėję metai ir šie metai pirmieji galbūt tokie Alytuje, kada įsikels žmonės į pirmosius monolitinius namus. Kokia šios statybos perspektyva Alytui? Aš skaitau, kad tai perspektyvi statyba. Ir tikrai šiemet jau pirmam ketvirtį turi būti apgyvendinti 2 namai ir toliau reikia didinti monolitinę statybą. Šiais metais reikia atsiskaityti su senom skolom. Turime atiduoti univermagą, pagaliau turim pradėti vykdyti planą kultūros namų statyboje, kurių įvedimas numatytas sekančių metų bėgyje. Ir su visais tais objektais, kuriuos likom skolingi miestui pereitais metais, šiais metais turim atsiskaityti.